Labas rytas, nuostabus rytas, suraitytas. Ir šiandien noriu Jums parodyti patiekalą, kuris gali pradžiuginti ir Jūs, ir svečius. Kai atsibosta kiaušiniai, tada imi galvoti, kaip juos paįvairinti. Ir šiandien bus vienas ypatingas ingredientas. Tai yra tofu sūris. Galite sakyti, kas čia įspūdingo, kas čia ypatingo. Arba aš nevalgau sūrio, bet tofu sūris yra sojos sūris, kuris labai svarbus mums amžėjant. Ogi kodėl? Tofu sūris gausus izoflavonų, kurie yra augaliniai junginiai, jie imituoja mūsų estrogenų poveikį žmogaus organizme, o tai ypatingai, kai mes jau amžėjant moteris turime mažiau to estrogenų, o tai gali palengvinti menopauzės simptomus, sumažinti karščio bangas ir dirglumą. Tai yra labai gerai kaulų saugantį poveikį turintis produktas ir mažina osteoporozės riziką. Taip pat jis gali turėti apsauginį poveikį širdies ir kraujagyslių sistemai. Tačiau vienas yra dalykas. Išsirinkti tofu sūrį yra labai sudėtinga, todėl išmokstame skaityti etiketes. Kaip tik šiandien įprotis apie etikečių skaitimą. Ką mes turime matyti etiketėje? Turi būti parašyta natūralus tofu. Žolelių visokių ir skonių galite prisidėti patys. Toliau sudedamos dalys. 57% sojų pupelės, vanduo ir kalcis. Viskas. Jūs pamatysite 3, 5, 10 ir visokių tenais priedų, standiklių, kietiklių ir panašiai. Tačiau aš, ačiū Dievui, radau tokį sūrį su 3 ingredientais, kurį tikrai drąsiai naudosiu mūsų apkepe. Į tofu sūrį dažnai būna pridėta kalcio gamybos metu, gal tai senjorams ir svarbu, nes sumažina lūžių riziką, ir aišku, magnis tofu sudėtyje padeda kalciui geriau įsisavinti ir palaiko nervų bei raumenų veiklą. Kągi dar naudosime savo apkepe? Naudosime grybus, pievagrybius. Kartais galvoja žmonės, pievagrybiai nevertingi ir panašiai, tačiau visi grybai yra specifiškai vertingi, net ir pievagrybiai. Ir renkantis pievagrybius, kartais mes norime imti mažesnius grybukus, bet kartais didesni yra naudingesni, nes juose yra gausiau susikaupusios spermidino. O spermidinas yra toksai dalykas, kuris skatina mūsų ląstelių autofagiją. Tai yra senų ląstelių pasišalinimą, pažeistų ląstelių pasišalinimą. Todėl žiūrėkite, kad tie grybukai būtų neapdžiūvę, nepagyvenę, švarūs, tvarkingi. Ir aš išsirinkau didesnius grybus ir naudosiu 170 gramų. Tai yra po 2 didelius grybus kiekvienam. Paprastai gaminu maisto vienam kartui, kad nereikėtų šildyti. O cukinija, nedidelė jauna cukinija, galite kartais rudenį pakeisti moliūgų. Tai yra labai vandeninga daržovė ir jinai taip pat turi daug skaidulų. Kitaip tariant, skaidulų turėsim iš grybų, cukinijos, o tai mažina mūsų blogąjį cholesterolį ir gerina gliukozės apykaitą. Ir žinoma, kaipgi be kiaušinių, kiaušiniai yra būtini apkepe, tačiau šį kartą 2 žmonėms naudosiu 3 kiaušinius. Jeigu mėgstate aštriau, galite pasinaudoti čili pipiriuką. Čili pipiriukas gerai nuotaikai, ir žinoma degina kalorijas. Taip, kas kepa orkaitėje, įkaitinkite orkaitę iš anksto. Aš kepsiu šį kartą gruzdintuvėje. Labai patinka šitas dalykas, nes nereikia saugoti. Apsirengiau iš karto sporto aprangą, eisiu sportuoti, kol gruzdintuvėje iškeps mūsų apkepas. Taigi, pradėsime. Pirmiausia, mums reikės 1 arba 2 indelių, aš kiekvienam darysiu atskirai po porciją, kad nereikėtų plauti lėkščių, irgi suvalkietiška išmintis. Ten pat kepi, ten pat valgai ir vienas plovimas. Taip, reikės tarkos, aišku, aliejaus, druskytės, galite rinktis begliutenius miltus, tai gali būti sorų, gali būti migdolų, gali būti grikių, ar kiti miltai pabarstyti mūsų indelį. Taigi pradėkime. 370 gramų cukinijos sutarkuojam. Galite pasitelkti burokinę tarką. Tokiais būdais nereikia cukinijos lupti. Dedame kiaušinius. Mano kaimiški kiaušiniai, bet aš įsivaizduoju, kad jie yra XL. Taip. Tofu sūris. Tofu puikus augalinių baltymų šaltinis, neturi cholesterolio, sočiųjų riebalų, mažina blogą cholesterolį, labai taigi matos svarbus širdies sveikatai ir turi be galo daug geležies. Ir dedu nedaug, bet truputėlį čili pipiriuko. Visą tai gerai suplaksiu. Kelios sekundės sūrio, kiaušinio ir čili pipiriuko plakinys keliauja prie cukinijų ir beliks tik tai supjaustyt grybukus. Beje, grybai tai yra vienas iš nedaugelio produktų, kurie natūraliai turi vitamino D. Jeigu skubate, grybus taip pat galite suplakti su sojos sūriu, bet man patinka jų struktūra, todėl aš juos įpjaustysiu, kad matytųsi grybų struktūra. Grybai turi vadinamų beta-gliukanų. Tai beta-gliukanai labai svarbus mūsų gerosiom bakterijom. Nors kitose grybuose, ten šitaki, maitaki, jų yra daugiau, tačiau beta-gliukanai yra grybų ląstelių sienelėse ir jie prisideda prie imuninės sistemos stiprinimo.
Atrodytų, kad grybai sunkiai virškinamas maistas, tačiau derinyje su tokiom lengvom daržovėm kaip cukinija, gali būti pomidoras vasarą, gali būti rudenį moliūgas, jie iš tiesų gerina virškinimą, nes būtent grybuose esančios skaidulos palaiko žarnyno mikrobiotą. Na ir kas serga cukriniu diabetu arba turi padidėjusi gliukozės kiekį, grybai tikrai labai vertingas produktas. Beje, mokslininkai japonų yra ištyrę, kad jeigu vyrai 2 arba netgi 3 kartus per savaitę valgo grybų patiekalą, sumažėja prostatos ligų tikimybė. Taigi, nespjaukime šitą atrodo paprastą ir nebrangų grybą. Grybai taip pat apsaugo mūsų ląsteles nuo oksidacinio streso dėl juose esančio spermidino, beta-gliukano ir panašiai. Taigi šitas gėris keliauja į kepinį. Išmaišom. Tešla nėra skista, todėl bus puikus apkepas. Padalinsime per pusę. Gerai, vyrui šiek tiek daugiau, man šiek tiek mažiau. Jamgi reikia daugiau grybukų valgyti. Ir belieka paruošti indelius. Įpilame aliejaus, aliejaus niekada negailiu. Ištepam indelius. Galite tarp kitko kepti keksinėse, dar greičiau iškeps. O kadangi aš pasiruošusi sportui, pasirinkau gilesnius indelius. Ir pabarstysiu šiek tiek miltais. Todėl miltų nededu į kepinį, o jau užteks tiek, kiek indelėje. Ištepu. Šį kartą naudoju grikių miltus. Ir pakračius paruošiu indelius. Sudedu paruoštą masę, išlyginu, suspaudžiu, kad nebūtų oro tarpų. Ir kiaušiniai šį rytą įgaus kitokią formą. Vienas grybas peršoko pas Arūną, į Arūną, vadinasi, jis norėjo būti ten. Stengiamės vartoti kuo mažiau pieno produktų, karvės pieno produktų, ypatingai parduotuvinių, todėl sojos toksai sūris yra labai puikus pasirinkimas ir vyrams, ir moterims. Daug kas galvoja, kad sojos sūris tik moterims. Ne. Ir vyrams labai naudinga valgyti sojos sūrį. Belieka vėl tik tai nuprausti aliejukų štai šituos 2 gražius indelius. Aliejuką negailim, bet renkamės tik aukštos kokybės, nes kepimui reikalinga tik aukštos kokybės aliejus. Ir paviršių galima šiek tiek užberti druskos. Jūs galite rinktis gruzdintuvę arba orkaitę. Bėgam sportuoti, mankštelė! Arūnas to jums parodys ypatingų pratimėlių. Nesėskit prie pusryčių stalo, neužsidirbę pusryčių. Ar pasportavot? Mes taip. Fantastika, pažiūrėkite, kokia tekstūra. Viskas matosi, ir grybukai, ir čili, ir cukinija. Jėga! Šiandien jums parodysime labai aktualius moterim pratimus. Kad moterų rankos būtų gražios ir nenukaptų raumenis rankų viršutinės dalies, labai svarbu padaryti pratimus su ganteliukais, arba jeigu neturite ganteliukų, galite tiesiog pasiimti mažus vandens buteliukus, prisipilti vandens ir puikiai jie tiks. Nereikės pirkti ganteliukų. Taigi mums labai svarbu ne tik ištvermės pratimai, bet ir šiek tiek jėgos pratimų reiktų padaryti kiekvieną dieną. O matote, kokius judesius reikėtų daryti su ganteliukais arba su buteliukais pilnais vandens. Labai svarbu būtent viršutinės dalies judesiai, todėl kad jeigu jūs atsibudote ryte ir jums patinės veidukas ar akytės patinė, tai pirmas dalykas, ką reiktų padaryti, tai mankštinti pečių juostą. Daryti pečių juostai visus pratimus ir tada viskas, tuoj visi ištinimai, patinimai veido išsivaikščios ir būsite jaunos ir gražios. Išsiruošiau į parduotuvę ir noriu jums parodyti, kaip reikia atkreipti dėmesį į etiketes. Aišku, turime savo mėgstamus produktus, tačiau jeigu pamatome naują produktą, reikia labai gerai įsiskaityti etiketę, kas joje yra. Ir visada lyginu ne produkto kainą, o kiek yra už litrą arba už kilogramą. Tai pamėginsime ir patyrinėti parduotuvėje. Imkime riešutų kremą. Tai atrodo abudu geri, bet žiūrim kilogramo kainą. 9,38. Ir sudėtis 100% riešutai. Ir šalia irgi parašyta riešutų kremas, ne be cukraus, be druskos, be palmių aliejaus ir 1 kg 8,49. Visada rekomenduoju rinktis stiklainę, o ne plastiką. Baigėsi mano saldiklis ir štai stovi prie lentynos, kur yra ksilitolis, aceit stevija, bet jeigu mes pasižiūrėsim kilogramo kainą, stevija 12,30, o čia yra ksilitolis 13,30. Tačiau apsukus, skaitysim sudedamasis dalis, tai mes matysime, kad 99,8% yra eritritiolis, o stevijos yra tik tai 0,2%. Vadinasi, įsivaizduojam, kad mes mokame už steviją, o iš tikrųjų mokam už eritritolį. Šiuo atveju man tai netrukdo, aš imu. Protinga mamytė mane mokino, kad netaupyti maistui, o išmokti pasirinkti gerą maistą už protingą kainą. Taigi linkiu ir jums to.
12 tarsi užbaigtas ciklas, tarsi gyvenimo ciklas. 12 mėnesių, 12 valandų rodo laikrodukas, 12 zodiako ženklų ir 12 dienų, kai jūs esate su mumis. Jūsų kūnas, jūsų tvirtovė. Rūpinatės juo jau 12 dienų. Esate šaunuoliai, prisijungę prie projekto Noriu, galiu ir judu. Ir mes su jumis būsim dar 12 dienų. Rekomenduojam šią dieną viską pakartoti 12 kartų. Padarykite 12 pratimų, kuriuos parodėme. 12 kartų gurkštelkit vandenuko, 12 kartų užlipkite laiptais aukštyn žemyn. Pasakykite 12 kartų ačiū kam nors ir pamatysite, kokia bus nuostabi diena. Su puikia 12 diena.